Veliuona. Vytautas Didysis. Senoviniai vartai. Mes esame ant Veliuonos piliakalnio. Čia anksčiau pilis buvo. Kaip pasakoja žmonės, tai čia anksčiau vykdavo šokiai šito kalno. Koks nuostabus vaizdas, Nemunas matosi. Nors ir spalio 23, bet labai šilta. Nors ir rugsėjo pabaiga, bet labai šilta. Aukuras. Debra, čia ramybės piliakalnis. Piliakalnis. Nuo Jurbarko debesėlis atslenka. Niu. Mums lietaus šiandien nereikia. Mums reikia tik tai saulė. Kaip čia gražu. Nesako, ką man daryti, aš nesakau, ai. Gali kas nors, kas ekstremą mėgstas, tuo vamzdžiu, Eduardą. Tuo praeitgaus darė. Nešėjo. Radom Gedimino vilą. O kažkas sakė, kad tualetas. Čia. Veliuonos dvaras. Ji galvoja, iki 200 vien. Negalima daryti, jos sutikimų lieka. Aš vieną kartą esu daręs reportažą 150 gyvačių biologijos mokslas augimą. Svarbu įlipti į medį, į obelį, tai yra nešia. Ąžuolas. Įspūdingas. Uždengtas ir negenda, žinokit. Veliuono, prie Veliuonos dvaro. Panas, einam užgerti. Čia šaltinis, sakė, eina. O gal paragauk jau ne. Opa! Liam gert, liam dainuot, pašaltinį nuvažiuot. Nu, kaip tas persilas? Nu, įpilk ir malną. Ir ūkiško muilo trupučiuką dar prieskonys yra. Jo, nenaudoju natūralaus. Tikrai, matai, kad iš kanalizacijos vamzdžio teka, tai kanalizacija. Arielio yra. Nu, žodžiu, Arielė. Turėjau dešinėje, atsimenat, žodžio, ne Marijampolį jau ėjau. Parašiškai, sakai, žygį dariau.
10 gyvų įsakymų. Sakau, kad reikia pasėdėti, žiūrėti nuotraukas visas, tai į žygio grįžti. Karvytės. Na, nieko, ai, pasižiūrėk. Fantazija, Münchhausenas. Truputį pradeda gelsti lapeliai. Be vandenėlio. Upeliukas be vandeniuko. Tie, kur sakiau, nuskinsiu ir nenorėjau. Tas ledas būtų vasarą dar žalias. Kokia armija mūsų buvo šitą. Kaip tikras garsas buvo. Nežinočiau, kas darosi, galvočiau, kad iš ant sklinda. Andžela tikrai oška. Aukštyn, žemyn, čia tie krūmai, krūmokšniai visokie. Atrodo, kad jau čia antrą dieną yra. Nu, da tik 9 kilometrai. Da pusė trasos. Pagrybavęs jau grįžti. Klientas yra, klientų nėra. Nuvenkis po kojų, čia kirtas miškas, tai beleką. Niekas nori nulipti, sakutį. Gerai, kas sakė, kad ten tik pradžia, žinokit. Da oranžinis neprasidėjo žymėjimas. Žiūrėsime šitą sakutį. Jūs išplautų. You must climb into this league. You have choice, maybe choose. Šitos mergytės ten ratą daro, aš jau užlipu. For yourself, in my opinion, you can make your choice. Wear more branches. Or without branches. If post without branches is calling. Piliakalnis. Nors nelabai per telefoną matosi šitas kalnas. 22, jinai va patiek. Upelis apačioj, skardis. Reikia palaukti. O kodėl nėra Vilmos? Marijampolė. Aleksandrai, Vilmą pametei. Ką tokia? Vilmą. Krituoliais, paklyduoliais. Susibrukom, žinau, iš visų restoranų ir jūs junkitės. Vaizdai. Jo, labai gražus vaizdas.
Ir dar suolelis. Pauzė, ne? Bet jeigu čia lytų dabar, tai čia būtų kelionė iššūkis. Jo. Dar sausa, tai dar nieko, bet kur šlapia, tai čiuožinėjim ir tai jau. Vidzgirio miške irgi panašių tokių yra šlaitų. Iki Jurbarko tai gal 150 ar 160. Man atrodo, jo. Labai. Čia irgi gal piliakalnis kokius. Na, aišku, ant kiekvieno kalno nebuvo pilies. Tai jo turėjo, ne? O, matai kaip, nu gerai tada. Grinai mes ir Alytui tokį kraštovaizdį turim. Kol kas gerai, jo, mes einam dar iki. Vidzgirio miške ir mes tokį kraštovaizdį turim. Mažiukas toks tai buvo, vyrukas jo. Tai čia tas pats. Jo prie katalo, sakė jau. Sakė 2 eurai už porciją. Jo, tai sako, nu koks trečdalis duoda jums liko. Trečdalis? Ir Edita susirūptė. Aš tai filmuoju. Čia to neparodysi nei per filmavimą, nei per fotografavimą. Taip įspūdingai atrodo. Griova kokia. Gamtos arka padaryta. Eina savo. Kokia didybė. Nu jo, ten. Visas sužaliavus. Nu jo. Didybė kokia. Nerealiai gražu. Vau, kokis medis. 2 kamienų. Taip, ką čia rodo? Antkalnės liepa. Apimtis 4,1, aukštis 27 metrai. Ta va, 2 kamienė. Palaukit, paskambysim dar. Skambink 112. Iš tikrųjų tai Veliuona tenai, keliu galbūt, bet paskambysim ir... Ir rėk, gal! Gal! Tarp liepos ir ąžuolo mes nusileisim. Griovys, kuris veda į Veliuoną, sakė. Tas griovys vis tiek veda link Nemuno. Einam griovė!
Ainam griovių į Nemuną, viskas. Jo, va, pakartojo mano žodžius. Ir Nemuną rado. Tai dabar svarbiausia žinoti, ar kairė į dešinę, nes aš to srovės kaip ir nesupratau, kurią pusę teka. Šiaip tai turėtų būti į kairę. Ten va takelis yra. Va, ropsimės į kitą pusę vėl. O tai viršum nėra kur praeit? Normaliai, čia normaliai užbrida. Pauzė. Užauk savo, sunaitėlis, užauk savo, sunaitėlis, bus Lietuvos. Jo maža. Viskas, tyla. Ir mažas mažas surado. Gai laimingai gyvenu, 2 karalaičiai. Mes mylimam kolūkyje, pakelę žemės ūkyme, Pauzė. iš širdies. Tie, kur eina, tai jiem gėda. Su mumis gali būti gėda. Bet gali ir nebūti. Anupės krento mėlynius. Malonu pasėdėti ir išgerti. Atėję kolūkiečiai padainuos apie šių metų derlių. Apie brigadinės rangos metodą. Pasakos brigadininkas. Tas rapolas. Ir apie bulvių veislę tokią, kuri nebijo karo vado vabalo. Suplėšysi į gabalus, tuos Kolorado vabalus, ir bulvės vėl žydės. Ir mylimam kolūkyje pakelia žemės ūkį. Dainuosim iš širdies. Vienas tik dainuoju. Prancūziškai. Velnia tokius playback'us. Šitą jau mes pažįstam. Žemaitiška. Šutvį. Alytus, Marijampolė, Kaunas. Ką moki? Va. Na, ką moki? Oi, kaip gražiai moki šokinėti. Nepamirškit šįmet pilkojo zuikio metai. Matosi po pusės pakos. Ai, čiakšt. Danderis įruoja fotoaparatą. Šonį. Čiakšt. Čiakšt. Tu nebuvai? O tuo keliu mes galim grįžti į Alytų. Bet reikia keltų keltis. Bet tai ten irgi nieko.